Mastercam 27, kas naujo. Pirmoje eilėje mes turime, pradėkime nuo paprastų dalykų, turime kitokį planes plokštumų skyrelį. Jeigu seniau buvo 26, mes senai pripratę prie Work Coordinate System, Tool Planes ir Compensation Construction Plane, tai dabar Construction ir Tool Plane yra sukelta į vieną. Aišku, mes galime atskirai uždėję šitą varnelę turėti, kaip ir seniau buvo visus tris. Tai yra vienas pakeitimas. Sekant į naujovę 27, tai kad mes galime kurti pleinus, plokštumas, būtent įrankio trajektorijose. Jeigu paimčiau tokį greitą pavyzdį, čia kuriu dinaminį įrankį, paspaudžiu, aš nesusikūriau plokštumos, kad Z žėtų būtent statmenai. Tai aš čia galiu tai padaryti pačioj įrankio trajektorijai. Paspaust, nuvest, persukt, ir lygybė, viskas. Tai šitoj vietoj galim susikurti, view sheet yra uždėtas. Spaudžiam OK. Taigi, toliau galima mėlyną kryžiuką, kas beliks čia. Tai būtent nurodyti, kur yra mūsų top of stock. Viskas. Kita naujovė būtent yra stock modelyje. Atsirado Extend 3-Axis Tooling. Ką tai maždaug reikštų, jei pažiūrėsim 6 metų, šito nėra. Jeigu pažiūrėtume, ką tai daro, tai sakykime, mūsų dabartinis įrankis pjauna lygiai su mūsų pjovimo briauna. Bet kas atsitiktų, jeigu aš paimčiau ir pakeičiau parametrus, kad pjautų šiek tiek daugiau. Na, jeigu aš pakeičiu parametrus šiek tiek daugiau, matome, kad jisai pjauna žemiau už mūsų pjovimo briauną. Tai šiuo atveju, jeigu aš išjungsiu šitą Extend 3-Axis, aišku, regeneracija biškį ilgiau užtrunka, tai mūsų stock modelis atrodys būtent tai. Mes dabar tikrai žinome, kad mes pjovėme per gylį. Vietoj 0,8, čia aišku viskas inčais, o pas mus tik tais 0,0 shoulder length. Mes taip galime pagauti klaidą lengviau. Išvengti klaidų. Kitas pagerinimas ateina with Curve on Edge. Čia yra 2026 Mastercamas. Sakykime, aš pastorinsim liniją. Sakykime, aš noriu čia padaryti keletą
Vielinės geometrijos linijų. Kai aš paspaudžiu, kaip sakant, aš nieko su joms prieš tai, kur su šitom nieko daugiau, jokių korekcijų nebegaliu daryti. Taip. Paimkim kitą pavyzdį iš 26 masterkamų. Sakyčiau, susikuria šio paviršių. Palaikau. Ir Alt I paslėpiu, ką aš gaunu. Ir jeigu aš dabar norėčiau susikurti Curve One Edge, tai kaip ir prisimenat, paspaudi, nuvedi prie krašto, paspaudi, nuvedi prie krašto. Kaip matom, nieko negalim padaryti, vienas dar galima kažkokias korekcijas daryti, kitam jau nebegalima. Dabar pažiūrime 27 masterkamą. Lygiai tas pats veiksmas, 2D, Curve One Edge, nu, iš tikrųjų irgi galima pasistorti linijas. Curve One Edge ir šį kartą tik tais kraštus palikime, kas gaunasi, kad mes dabar visur yra būtent elektrinės spalvos. Kas žino, elektrinė spalva reiškia, kad linija yra gyva, ją galima koreguoti. Ir jeigu mes paspausime dar kartą, jinai pranyks arba atsiras. Taip. Tuo tarpu, jeigu pažiūrėtume 26 metų, jeigu aš, sakyčiau, padariau, noriu uždėti čia liniją, taip, aš antrą kartą paspaudęs, aš gausiu duplikatą, dvi linijos. Nelabai patogu, taip. Šiuo atveju čia mes galime įjungti, išjungti ir visos linijos yra pilkos, jokių duplikatų. Sakykime, aš noriu pažymėti visą paviršių, tai jeigu šitie yra užspausti, aš galiu paspausti ir dabar galiu nuimti tai, kas man nereikalinga. Taip. Tai yra daug patogesnis būdas. Ir viskas yra mėlynos spalvos. Na ir toliau, jeigu mes dar neišėjome, mes aišku galime keisti 3D arba 2D paviršius. Na ir paimkime paskutinį pavyzdį, sakykime, mes paliekame tik solidaus kūno žymėjimą, Curve One Edge ir pažymėm visą kūną. Iš karto rezultatas.